Sveiki, mėlyjeji, esu Lina iš Likni ir šiandieną atvykom pas vieną iš mūsų klientų ir skubame jį pakalbinti. Mūsų klientas vadinasi Egio darbai. Labas, Egidijau. Sveiki, sveiki. Tai kągi čia tu veiki? Taip, užsiemu sandėliukais, pirtelėm, karkasiniais namais, pastogiam, viskas, kas susijęs su medžio darbais. Tai ir tu mėgsti žaisti su medžiu? Tik tai. Mano varikliukas tai yra medis. Aš jau užsiemu tai 15 metų. Lietuvoje esu grįžęs iš emigracijos 3 metai. Turėjau praktikos Šiaurės Norvegijoje. Dirbau 12 metų, turėjau savo kompaniją. Bet pagalvojau, kad laikas grįžti namo ir darbuotis Lietuvoje. Pritarėm. Taip, Egidijaus nuomonė, grįžti į Lietuvą ir darbuotis Lietuvoje. Labai smagu. Tai ką, kipsim ir mes į darbus, išsikrausime dieną, o sekantį kartą galbūt Egidijus pasidalins su mumis, kaip sekėsi, kokį gražų darbą pastatyti. Taip, mano darbų gan nemažai galite pamatyti www.egiodarbai.lt, taip pat puslapyje Egio darbai. Pamatyti plačią informaciją, kaip kas statosi, pradedam nuo polių grįžimo iki pačios pabaigos. Kas susijęs su sandėliukais, tai statau tik iš sausos kalibruotos medienos, kad klientas būtų patenkintas, kad pastatys statinį, jisai nesikraipo, nesiraito, dažai neatšokinėja. Čia net nespėjau paklausti, gavom atsakymus, kad naudoti reikia kokybiškas žaliavas, ne? Taip. Kokybiškus produktus. Vienareikšmiškai. Tame tarpe, ko gero, ir varžtai, ir visa kita sueina į komplektą. Na ir tos rankytės ir įdėta meilė jūsų statinį irgi tikriausiai turi didelę įtaką. Taip, esu ir pats pastatęs savo asmeniškai karkasinį namą, 150 kvadratų, irgi naudojau taipogi sausą kalibruotą medieną, nei vienos šlapios. Tai ką šį kartą statysi? Šiuo metu statysiu 8 kvadratų sandėliuką prie sienos, lentynas bus irgi pagal žmonių poreikius, padarau lentynas, 100% lauko baigtumas sandėliukas ir dar plius lentynas. Ačiū, linkėjimai šį kartą Lina iš Likni ir Egidijus iš Egio darbų. Likite sveiki. Viso geriausio.